trečia diena be maisto, minus 4 kilogramai, visa tai ir dar daugiau šiandien. Judam. Sveiki visi, esu Audrius ir šiandien pakalbėsim apie rimtus dalykus, tokius kaip svorio metimas. Kadangi praėjusią savaitę buvau pas savo daktarą po visų įmanomų testų ir patikrinimų, yra nustatyta, kad esu sveikas, neturiu vėžio ir tai yra labai gerai. Bet problema nedingo, problema visiškai nepabėgo, neapleido manęs, bet kadangi kaip ir medicina nieko nemato, nieko nerodo, vadinasi, teks greičiausiai grįžti į darbą su skausmais ir visa kita. Bet pagalvojęs, nusprendžiau atlikti 10 dienų nevalgymo maratoną, kad apsivalyti savo kūną, išvalyti visas nesąmonės, pasitvarkyti savo kūną. Tai buvo padaryta dėl to, kad kažkaip pagalvojau, kad niekada gyvenime nebuvau sveikas, nebuvau gero kūno sudėjimo, stiprus ir visa kita. Buvau arba per kūdas, arba per storas. Šiandien yra trečia diena, tai rezultatai yra tokie, kad minus 4 kilogramai per tas kelias dienas. Vartoju vitaminus tik tai, geriu vandenį ir kavą, kas yra nedraudžiama, nes tai neduoda jokių kalorijų, tiesiog duoda daugiau tokio motyvacijos ar ko čia, sakykime. Jaučiuosi labai neblogai ir sakyčiau, kad jaučiuosi, pradedu jaustis kaip kitas žmogus kažkodėl tai, nes ar čia alkis kaltas, ar čia apsivalymas, ar dar kažkas, nežinau, kas yra, bet labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų. Mintis dėliojasi kitaip, norai visai kiti ir viskas kitaip. 10 dienų yra labai ilgas tarpas, esu daręs 7 dienas, bet tada jaučiau, kad kažko trūksta dar, kad dar galėčiau ilgiau, kad neapsivalęs, dar viskas valosi. Geriu labai daug vandens, apie 5 litrus į dieną, gal ir daugiau net, 5 litrus išgeriu tikrai. Kol kas tik tai teigiami dalykai buvo, kažkaip tai užėjus labai galvą skaudėti, bet paėmiau vitaminų ir praėjo. Toliau jokių kažkokių tai bėdų nebuvo. Kažkiek kelius paskaudėjo, kažkiek taip sąnarius, bet tai buvo labai trumpai. Išeinu pasivaikščioti, kažkiek pabūti grynam orą, nes rekomenduojama, kas yra iš žmonių, kas darė šitą maratoną. Visi rekomenduoja išeiti pasivaikščioti. Nerekomenduoja daryti sunkių fizinių pratimų. Realiai, kiek esu žiūrėjęs video Instagrame, Facebook'e, visur kitur ir YouTube'e tam pačiam. Matau, kad žmonės, kurie net laikė ten 3-7 dienų maratono, tai net laikė tik dėl to, kad turėjo didelį fizinį krūvį. Ir pradėdavo valgyti. Iš tikrųjų, tai yra gerai, kad yra tos informacijos ir gerai, kad gali pasinaudoti kitų pavyzdžių. Aš, pavyzdžiui, einu kažkiek pasivaikščioti, tik tai iki ten porą kilometrų, 10-15 minučių, neskubant, iš lėto, prasikvėpuot, prasivaikščiot. Tai padeda, kažkiek ir mintis susidėlioja ir kūnas nepervargsta. Labai sveikas dalykas gaunasi. Kiek tai ilgai truks, nežinau, kaip ir minėjau, šiandien yra trečia diena. Trečia para, sakyčiau, vakare bus kokia 8-9 vakaro bus
3 paros, jeigu bus, jeigu nepalūšiu. Ir žiūrėsim, kaip gausis. Labai norėčiau, kad pavyktų, kad pagaliau baigtųsi tos visos lygos, nes diagnozės nėra, nieko nėra, nėra jokių išvadų, nėra kažkokių tai dalykų, kad galėčiau ten gydymą skirti, kad galėčiau tabletės, ten kažkokį maistą, dar kažką, tai buvo nuspręsta, kad kadangi daktaras taip pagiežingai paskutiniu metu tai pakalbėjo ir visa kita, tai nusprendžiau tikrai imtis pats į savo rankas ir griežtų tokių ir kardinalių permainų. Daug metų su tuos svorių kovoju, dabar iki 33 metų buvo sunku labai priaugti svorio, dabar sunku numest. Tai paėmiau tokį patį drastiškiausią dalyką – badavimo vandeniu. Ir žiūrėsim, reikia, ta prasme, norint būti sėkmingu, reikia permainų, nes trypčiųjų vietoj nieko nepasiekiu, kažką darau, daug laiko tam skiriu visom savo veiklom, visom savo permainom, bet niekas nevyksta, gal tiesiog ir išsikeliu savo tikslus tokius, kad nieko nedaryti realiai. Taigi žiūrėsim. Labai norėčiau, kad žmonės palaikytų, kad parašytų gražų komentarą ir būtų dalis mano gyvenimo permainų, nes tikrai motyvuoja žmonės, tikrai motyvuoja geri komentarai. Aišku, yra blogų komentarų, gal reiks padaryti antrą dalį blogų komentarų. Ir žiūrėsim, kaip gausis. Taigi, šiandien 3 diena, -4 kg ir žiūrim, kas bus. Važiuojam toliau.